Sveiki visi, kas prisijungėte arba prisijungsite, tiek taip pat sveiki tie, kas žiūrės šį vaizdo įrašą webinaro. Mano vardas Svenas ir šiandien aš būsiu jūsų lektorius ir kalbėsime apie S&P 500 ir kaip apskritai investuoti į šį vieną iš galbūt labiausiai girdėtų indeksų tiek iš investuotojų pasaulio ir iš paprastųjų mirtingųjų, kurie tom neužsiima. Tad prieš kalbant apskritai apie S&P 500, aišku, atitinkamai rizikos perspėjimas, kurį privaloma per kiekvieną seminarą pranešti, kad prekyba Admiral Market siūlomomis finansinėmis priemonėmis, CFD akcijomis, ETF yra susijusi su didelė rizika, kuri dėl savo sudėtingo pobūdžio netinka visiems investuotojams prieš sudarydami kliento sutartį, sudarydami sandorį, būtinai perskaitykite mūsų paslaugų teikimo sąlygas. Jei reikia, pasikonsultuokite su specialistu, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką. Šis pristatymas yra skirtas tik informaciniais ir švietimo tikslais. Internetinę mokomąją medžiagą sukūrė Admiral Markets AS, o pasaulinio auditoriją platina Admiral Markets Group AS investicinės įmonės. Todėl atkreipkite dėmesį, kad šioje sesijoje pateikiama informacija gali būti netinkama visiems. Norėdami gauti atitinkamą informaciją apie grafikus, sąlygas ir bet kokią kitą informaciją, apsilankykite admiralmarketsglobal.com puslapyje, pasirinkite savo gyvenamąją šalį ir susiekite su tinkamu biuru. Šis pristatymas yra skirtas tik bendrai informacijai ir juo nesiekiama teikti prekybos ar investavimo patarimų ar asmeninių rekomendacijų. Bet kokia informacija susijusi su ankstesniais investicijų rezultatais nebūtinai garantuoja būsimus rezultatus. Admiral Markets neatsako už bet kokius jūsų tiesioginius ar netiesioginius nuostolius patirtus dėl bet kokio investavimo pagrįsto šiame turinėje pateiktą informaciją. Informacija nėra skirta JAV, Belgijos ar bet kurios konkrečios šalies gyventojams ir nėra skirta platinti ar naudoti bet kokiems asmenėms bet kurioje šalyje ar jurisdikcijoje, jei toks platinamas ar naudojamas prieštarautų vietos įstatymams ir kitiems teisės aktams. Taip, tuo sekundėlę. Kodėl čia nepasispaudė? Ai va, gerai. Taip. Taip, tai Admirals, mūsų šūkis mokytis prekiauti, investuoti ir mes pateikime išmanius finansinius atsakymus jums. Veikime nuo 2001 metų ir esame įsipareigoję suteikti daugiau galimybių visiems jų finansinėse kelionėse, sudarydami patrauklias prekybos sąlygas kartu su išskirtinėmis prekybos ir investavimo ekosistema. Per mus galima prekiauti ir investuoti į daugiau kaip 8,000 įvairiausių rinkų. Tai iš esmės čia galite rasti įvairiausius instrumentus, kurie jums yra patrauklus, ar tai būtų foreksai, indeksai, akcijos, žaliavos, obligacijos, ETF, skaitmeninės valiutos. Šiandien, aišku, labiau apie indeksus kalbėsime. Na ir kodėlgi Admirals? Admirals mes pasižymime, kad mūsų produktai mes turime daugiau kaip 4,5 prekybos priemonių iš 15 didžiausių biržų jūsų investavimo idėjams palaikyti. Taip pat mokymai mes teikiame interaktyvius kursus ir seminarus internetu. Tai ir tikrai puikus planas ateities tikslams. Na ir atitinkamai pas mus galim investuoti vos nuo 2 JAV dolerio centų už akciją į JAV akcijas. Ir taip pat vienas sandoris yra nemokamas per dieną. Taip pat investuokite į akcijas ir ETF su Admirals ir niekada nepraleiskite rinkos judėjimo. Pasididinkite grąžą ir savo akcijų prekybos, pasinaudoję mūsų pasiūlymų be komisinių mokesčių ir paversti savo investavimo idėjas realybę. Taip pat jūsų mėgstamos akcijos už dalį kainos. Pas mus gali tikrai diversifikuoti savo portfelį per Admirals, naudodamisi dalinėmis akcijomis arba fractional shares ir investuoti į akcijas vos nuo 1 euro, nepriklausomai nuo jų kainos. Tad tiek trumpai įžangai. Kalbant apie šiandieną seminarą,
webinarą, tai yra S&P 500. Tai šiandien, ką mes nuveiksime, tai visų pirma pakalbėsime apskritai, kas yra S&P 500 indeksas, kas į jį įeina, kokia yra jo sudėtis, ar apskritai gal dabar yra tas tinkamas metas investuoti, galėsime apžvelgti situaciją. Kokie yra prekybos šiuo indeksu privalumai, trūkumai. Ir aišku, galbūt koks geriausias laikas prekiauti ir investuoti į S&P 500 indeksą. Ir taip pat dar šiek tiek palyginsime jo sąsąją su VIX indeksu ir kuom jie tarpusaviai gali viens kitą papildyti. Tad, kasgi yra S&P 500 indeksas? Tai S&P 500 arba Standard & Poor's 500 tai yra akcijų indeksas apimantis 500 reprezentatyviausių bendrovių, kuriomis prekiavimas viešai Amerikos New Yorko Stock Exchange arba New Yorko akcijų biržos rinkoje. S&P 500 indeksas yra įtrauktas į Wall Street rinką, kur yra svarbiausia visame pasaulyje. Šiaip iš esmės, jeigu kalbant apie S&P 500, tai neretai yra sakoma, kad jis realiai atspindi apie 80% visos Amerikos ekonomikos. Ir investuojant į jį, mes iš principo investuojame į pačią Amerikos ekonomiką. Kas yra įdomiausia su S&P 500, kad šis indeksas yra sukurtas 1954 metais, bet Standard & Poor's, tai yra kompanija, akcijas pradėjo stebėti jau nuo 1923 metų. Iš tikrųjų, ten jau buvo buvo apjungusi apie 233 reprezentatyviausios tuo metu įmonės į vieną tokį kaip ir indeksą. Tai kaip ir tokia jo mini, gal pavadinkim, prieš istoriją. Taip pat, kas liečia S&P 500, kaip apskritai jis ten dėliojamas, nustatomas, tai S&P 500 indekso vertė yra atsižvelgiama į sudarančių bendrovių rinkos kapitalizaciją. Tiem, kas nežino, kas yra rinkos kapitalizacija, tai kitai tariant yra, jeigu taip kalbant labai paprastai, kompanijos dydis akcijų rinkoje. Kitai tariant, kiek yra akcijų, kiek yra išleisti ir kokia yra vieno akcijų vieneto kaina. Jeigu mes šitas padauginame vieną iš kito, mes gauname tą rinkos kapitalizaciją. Dow Jonesas, kitas indeksas, apie kurį mes pakalbėsime tolimesnėme webinare, jis, pavyzdžiui, akcentuojasi tik į akcijų kainą, skirtingai negu, tarkim, S&P 500. Ir kas irgi labai toks įdomus faktas, kad nors ir pavadinimas sako, kad tai yra 500 didžiausių Amerikos kompanijų, bet iš tikrųjų indeksą įeina 503 kompanijos. Tai toks irgi labai įdomus faktas, kiek gal neatspindintis pavadinimą. Ir dar toks labai įdomus faktas, kad kai buvo kuriamas S&P 500 indeksas, akcijos priklausė pagrindinė tik trijų veiklų sektoriams. Tai yra pramonė, viešosios paslaugos ir geležinkeliai. Nes, nepaslaptis, prieš kiek daugiau nei 70 metų, net ir šiek tiek daugiau, sektoriai buvo visai kiti, kurie labiau dominavo. Tai va, bet kalbant iš esmės toliau apie patį irgi S&P 500, ką apskritai reikėtų daryti, kad įmonė galėtų papulti į tokį indeksą ir būti to indekso dalimi. Tai iš principo kompanijai reikėtų atitikti šitos reikalavimus. Visų pirma, įmonės rinkos kapitalizacija, tai kaip ir minėjau, akcijos kiekis plus akcijos kaina, tai yra tas kapitalizacija lygų, turi būti lygi arba didesnė nei 4 milijardai JAV dolerių. Tai jeigu taip žiūrint, tikrai gali atrodyti pakankamai nemaža, didelė kompanija. Taip pat rinkos kapitalizacijos ir metinės prekybos apimties doleriais santykis turi būti didesnis nei 1. Ir akcijų mėnesio prekybos apimtis turi būti mažiausiai 250 tūkstančių akcijų per 6 mėnesius iki vertinimo dienos. Tai kas liečia, sakykime, šiek tiek. Kaip ir kitų indeksų atveju, ne visada tos pačios įmonės sudaro šitą indeksą. Tikrai galime pastebėti per metus, kaip keičiasi to indekso sudėtis, atsiranda naujos kompanijos sąraše, kitos yra išbraukiamos.
Ir, na, paprasčiausiai tai vyksta dėl šitų reikalavimų. Galbūt kažkur iš tų reikalavimų netitikimas ir paprasčiausiai ta kompanija yra jau išbraukiama iš šito indekso. Na, o kalbant apie pačią S&P 500 sudėtį indekso, čia galim pažiūrėti tokį labai įdomų paveikslėlį, kurį esu atradęs, kuriame iš esmės yra atvaizduojama pagal kompanijas, kokios kompanijos, kokį svorį sudaro šito S&P 500. Ir jeigu taip, na, žiūrint, matome, kad Apple užima vieną, sakykime, tokią, na, pakankamai nemažą dalį, 7,6%, toliau eina Microsoftas, Alphabet, Google, Amazon, Nvidia ir panašiai. Dar kad toks irgi įdomus dalykas, kad jeigu mes, tarkim, apjungtume tą patį Apple ir Nvidia, tai yra, na, technologinės kompanijos, jos praktiškai sudaro, na, 10% viso S&P 500 indekso. Tai dvi kompanijos sudaro, 2 iš 500 sudaro 10% viso S&P 500, na, sudėties, to svorio. Tai iš esmės irgi parodo, ant kiek yra tos, na, didžiulės kompanijos. Na, ir aišku, toliau mes ten galim matyti irgi kokios kitos kompanijos. Jeigu taip dėliojant pagal sektorius, nes, nu, čia mes tik tai pagal kompanijas apžvelgiam, tai didžioji dalis pirmoji vietoje, tai aišku, tai yra informacinės technologijos arba, na, IT sektorius, toliau eina pas mus sveikatos priežiūros, finansų sektorius, vartotojų laisvalaikių prekės, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kaip matom, tikrai toks labai diversifikuotas, apimantis labai daug sričių, kitai tariant, daug šitų sektorių. Ir šitas indeksas, jis yra galbūt parankus tiek tiem, kurie užsima prekybą ir tiek tiem, kurie užsima ilgalaikį investavimu. Nes tie, kas, pavyzdžiui, užsima ilgalaikį investavimu, jie turi tokį pakankamai aišku diversifikuotą portfelį, kuriame įeina daug įvairiausių kompanijų ir jie gali būti labiau tokie saugesni, užtikrinanti, kad jeigu ten viena kompanija pavažiuos žemyn, nu, tai kitos galbūt 499 kompanijos atsvers ir, na, leis toliau judėti. Nu, tai 502, nes, kaip ir minėjau, yra 503 įeina kompanija šitas indeksą. Ta, bet lygiai taip pat ir prekybai ir pakankamai patrauklus šitas indeksas, prie to prieisime šiek tiek vėliau. Dabar kalbant apie patį indeksą, kokia apskritai jo situacija, tai čia mes matome S&P 500 year to date, tai nuo metų pradžios iki dabar, tai čia duomenės aš pasiėmiau iki vakarykščių duomenės paskutinės, kas iš esmės, na, įvyko per, sakykime, nuo metų pradžios iki dabar. Tai kaip matom, technologinis sektorius tikrai turėjo labai stiprų augimą, tas pats Microsoftas, Apple, Nvidia, viena iš tokių turi, na, didžiausių augimų lyginant su kitom technologiniam kompanijom. Lygiai taip pat galima matyti ir su kitais sektoriais, tam, su Amazon ar su Google ir jų atitinkamai tie sektoriai, kuo jie pasižymi. Tai kitaip tariant, jeigu taip žiūrint, na, technologinis sektorius žaliuoja, tuo tarpu galbūt ten sveikatos sektorius arba ten gynybinės šitos, na, sektoriai, jie gal tokie mažiau augantis, bet, na, tai iš esmės yra visiškai, na, normalus, na, atvejis, kai vieni sektoriai labiau, na, kaip sakant, geriau atlieka vaidmenį, auga sparčiau negu kiti. Ir čia, jeigu taip žiūrint, na, matosi, kad technologinis yra tikrai tas sparčiausiai augantis. Bet atitinkamai technologinių sektorių, jeigu susitraukus, tai S&P 500 patirs tikrai, na, nemažą tokį, na, susitraukimą ir kritimą. Taigi, galbūt esminis klausimas, tai ar tinkamas dabar metas, na, investuoti į S&P 500 indeksą. Ir čia atsakymo galbūt tokio paprasto gal ir kaip ir nėra, nes vėlgi viskas labai atsižvelgiama į tai, kokiegi vis dėlto yra jūsų tikslai ir koks yra jūsų stilius investavimo. Galbūt jūs orientuojatės į ilgalaikį investavimą. Jeigu jūs orientuojatės į ilgalaikį investavimą, čia, pavyzdžiui, yra paimtas tiesiog grafikas S&P 500 indekso pakankamai tokio, na, labai ilgo periodo ir mes matome, kad per tos pačius metus būna metų, kai S&P 500 turi ir tikrai labai solidžius ir didžiulius augimus,
kai kuriais atvejais net matosi ir ten 50% augimas, jeigu žiūrint pastaruosius kokius ten 10 metų, matom irgi yra ir ten ir 30, ir 20, bet taip pat yra ir tokių atvejų, kai tais pačiais 27-28, kai indeksas nukrito iki beveik minus 40%, tai natūraliai tikrai yra tų periodų, kai yra geri laikotarpiai, yra, kai tie yra blogi. Bet jeigu mes žiūrime iš ilgalaikės perspektyvos, tai čia mes matome, kadangi tiek čia yra grubiai 150 metų grafikas, tai 150 metų vidurkis, vidutinė metinė grąža, jeigu imant 6,9% ir čia įtraukiant reinvestuotus dividendus ir prisitaikant prie infliacijos, tai iš esmės yra pakankamai toks solidus rezultatas ilgalaikiam investavimui. Aišku, niekas iš mūsų galbūt neinvestuos 150 metų, tai net jeigu ir žiūrint tos pačius pastaruosius kokius 10-20 metų, tai turėti tenais 10-12% vidutinė metinės grąžos yra tikrai geras rezultatas. Tai tiem, kas investuoja ilgalaikį perspektyvai, tai čia, aišku, čia mano asmeninė nuomonė, yra visada gerai investuoti, nes mes vis tiek neplanuojame išsimti dabar, o galbūt ten po 10, po 20 metų laikotarpio. Tiem, kas, aišku, planuoja užsimti ten trumpesnių periodų, tarkim, užsimti prekybą, tai jiem galbūt toks ilgalaikis grafikas nėra. Mes galim galbūt labiau apžvelgti tokį artimesnį, pastarųjų galbūt poros metų grafiką. Čia mes, aišku, matome, kad mes per pastaruosius 3 metus tikrai turėjome tokius amerikiečius kalnelius. Ir tas pats COVID-as, kai kaina yra tikrai indekso nukrito labai žemai. Galim pamatyti čia grafiką, kai iš esmės pasiekė beveik apie 2100 punktų. Ir atitinkamai buvo tas ir atsigavimas, toliau pas mus dar susidūrė taip, kad bankai tam tikrai irgi bankrutavo, tai atitinkamai tai turėjo tą neigiamą irgi poveikį S&P 500. Ir dabar, jeigu taip žiūrint per pastaruosius, sakykime, jau tą pastarąjį galbūt porą mėnesių, yra kaip ir, sakykime, toks atsigavimas, bet ir tuo pačiu tam tikri ir tendencija galbūt kainos žemyn, nes, pavyzdžiui, vien tai, kad rugpjūčio mėnesio buvo pačios Amerikos ilgalaikis tas tai vadinamas ilgalaikės skolos vertinimas arba patikimumas yra nukrito nuo 3A iki 2A+ reitingo, čia pagal Fitch'ą. Fitch'as, kad tai būtų lengviau orientuotis, tai yra kompanija, kuri reitinguoja šalis, kitas kompanijas pagal tai, kiek jos yra patikimos su skolų išmokėjimais ir panašiai. Ir tai netgi irgi ką signalizuoja, kad jeigu net ir ta pati JAV, jos reitingas šiek tiek nukrito, tai atitinkamai irgi duoda neigiamą atsaką apskritai visai rinkai. Tai atitinkamai, jeigu taip žiūrėti, tie, kas planuoja užsiimti prekybą, mes kaip ir matome, kad tikėtina tas pats indeksas jis gali kristi, jeigu išlaikysis tokios tendencijos, gali pasiekti ir iki 4168 punktų. Tai priklausomai, aišku, nuo to, kokia yra situacija ir, aišku, atitinkamai nuo galbūt kažkokių ateinančių naujienų, kas irgi yra labai svarbu įsivertinti. Tai va, bet atitinkamai, kas liečia su prekyba, svarbu, aišku, vadovauti savo prekybos planu, savo įėjimo išėjimo taškais, tiesiog stebėti rinką, valdyti riziką, nesudėti visus savo pinigus į vieną sandorių, galbūt išskaidyti kelis, tam, kad suvaldyti tą minėtą riziką. O kalbant apskritai apie prekybą S&P 500 indeksų, galbūt irgi labai taip pat svarbu įsivertinti ir jo privalumus ir trūkumus. Ir kokie tai galėtų būti esminiai tokie privalumai arba trūkumai S&P 500. Tai, vienas apskritai su prekyba indeksais arba CFD,
Tai kad mes galime tą daryti 24 valandas per parą darbo dienom, 5 darbo dienas iš eilės. Ir su S&P 500 lygiai tas pats. Iš principo yra pakankamai ilgos prekybos valandos ir mes galime pakankamai nesėdėti non-stop, o pasirinkti savo patogius tos laikus, kada prekiauti. Lygiai taip pat apskritai, kas liečia prekybą, tai mes dažniausiai čia ir turime svertą, kuris gali mums padidinti mūsų generuojamą grąžą, uždarbį. Galima užsidirbti tiek iš ilgųjų pozicijų, tiek ir iš trumpųjų. Taip pat, aišku, didelis likvidumas dėl didelės prekybos apimties, nes natūraliai daug prekiauja žmonių šituo indeksu. Mūsų atveju per Admirals tai pakankamai, toks tipinis konkurencingas spreadas yra tik 0,4 pipo. Ir taip pat iš esmės, tai kad, kadangi tai yra susijęs su Amerikos įmonėm, ekonomika, tai čia iš esmės yra tiesiog labai toks patogus būdas tiem, kas nori investuoti į prekiauti konkrečiai į Amerikos pusę, Amerikos ekonomiką. Bet aišku, atitinkamai S&P 500 turi savo trūkumas. Tai vienas dalykas, aišku, volatilumas. Jis tikrai gali būti kartais ir labiau volatilus negu kiti indeksai. Svertas taip pat gali būti ir trūkumas, nors jis yra pažymėtas ir privalumas, bet gali būti žymimas ir kaip trūkumas, jeigu jis yra naudojamas netinkamai. Jeigu tie, kurie užsiima ilgalaikio investavimo, ne ilgalaikio, bet tarkim swing tradinimu, ar ten gal dar šiek tiek kažkokiu ilgesniu periodu tradinimu, tai atitinkamai reikia įsivertinti ir swap mokestį arba per nakties laikymo mokestį, kuris, aišku, jis yra nuolatos perskaičiuojamas, bet reikia, svarbu nepamiršti traukti šitą dalyką ir į savo, apskritai, tą prekybos planą, strategiją. O kalbant apskritai, koksgi vis dėlto geriausias laikas prekiauti ir investuoti į S&P 500 indeksą, tai tie, kas investuoja į S&P 500, tai tą darys per ETF-us. ETF tai yra akcijų biržoje prekiaujami fondai, juos mes galime investuoti tada, kai akcijų birža yra atidaryta, o New Yorko akcijų birža atidaroma nuo 6:30, nuo 6:30 ir tas vyksta iki beveik 12 valandos nakties, tad mes galime iš esmės investuoti drąsiai bet kada tame periode. Tiem, kas planuoja užsimti prekybą, kaip ir sakau, galima tą daryti bet kurios paros metu, bet tipiškai yra labiau rekomenduojama tą daryti tarp tų pačių 6:30 ir iki 11 valandos. Priežastis yra pakankamai paprasta. Tiesiog paprasčiausiai yra prasideda tai vadinamas tas Amerikos prekybos sesija, kai yra tiesiog susirinkę daugiausiai prekiautojų ir tiesiog prekybos apimtis yra didžiausios. Tame tarpe kaip tik yra Azijos rinkas yra užsidariusios, Europoje yra, aišku, vis dar atidaryta, nėra pasibaigusi. Tai iš principo tai yra toks aktyviausias periodas ir tai yra, reikia suprasti, kad mes galbūt ir galim ten įsigyti ir dienos metu, bet jeigu nėra didelio kažkokio prekybos aktyvumo apimties, tai natūraliai yra sunkiau prekiauti, kai niekas nejuda. O būtent tokiu periodu, kai vyksta ta atsidaroma sesija, tai būtent tada yra tos didžiausias apimtis. Kai iš esmės veikla JAV rinkose baigėsi, tai čia dažniausiai būna kažkur apie 10 valandą vakaro, tai prekyba sumažėja iki ateinančių Azijos rinkos atsidarimų. Kas Lietuvos laiku čia būtų grubiai kažkur tai apie 3 nakties mūsų laiku. Tai ten gaunasi maždaug apie poros valandų, toks kaip ir pertrauka tarpas. Taip. O kalbant apie S&P 500 indeksą ir VIX indeksą, apie kurį buvo irgi trumpai užsiminęs pačiai pradžiai, tai kuomgi jie čia susiję, kas tas VIX-as ir kuom jis yra toks, galbūt patrauklus arba ne. Tai mano kolega Arnoldas iš tikrųjų yra sukūręs puikų webinarą apie VIX indeksą ir prekybą jom. Tai galėtumėt pasižiūrėti mūsų YouTube kanale. Bet kalbant, jeigu taip labai trumpai,
apie patį VIX indeksą, tai yra, kitaip tariant, kintamumo indeksas. Jis labiau toks, pavadinkim, orientacinis, kuris leidžia tiesiog įsivertinti rinkos svyravimams, kokie yra galimi. Šis Čikagos pasirinkimo sandorių biržos kintamumo indeksą reikia labiau laikyti nuorodų, kuri tiesiog padeda stebėti S&P 500 indeksą. Ir kitaip tariant, jeigu šitas, pavyzdžiui, indeksas, VIX indeksas padidėjo, tai reiškia, kad tiesiog S&P 500 indeksų svyravimai tikėtina didės ir atvirkščiai. Tai principas, kad tiesiog yra maždaug toks, kad VIX tai yra, galima net dar kitaip įvadinti, toks galbūt kaip ir panikos indeksas, nes tiesiog paprasčiausiai padidėjus svyravimams tradiciniai investuotojai dažnai nori būti likvidus, nerizikuoti, nori išsiimti ten tuos pinigus. Ir dėl to ir būna tie daugiau judėjimai. Standartiškai VIX ir, VIX'as, įprastas VIX'as yra tada, kai jis yra tarp 20 ir 30 lygių. Jeigu jis yra žemiau 20, kaip, pavyzdžiui, dabar šiuo metu, jeigu aš neklystu, jis yra apie 18 lygio, tai reiškia, kad rinka yra pakankamai rami ir kažkokių didelių svyravimų tuo metu nėra. Tai tokia, pavadinkim, šiek tiek apatiška ta rinka, jeigu kalbate apie prekybą. Ir tikrai galima pamatyti ant grafiko, kai tiesiog paprasčiausiai nėra galbūt tokių didelių svyravimų. Ir aišku, atitinkamai, jeigu VIX yra virš 30 lygio, tai reiškia, kad tiesiog rinka yra labiau judri, kintanti, galima sakyti, taip viskas pradeda veikti nervingai ir paniškai. Na ir atitinkamai vėlgi tie patys svyravimai, nedidesni. Taip. Tai galite iš esmės prekiauti S&P 500 remdamiesi VIX indeksu. Tai jeigu VIX indeksas didėja ir S&P 500 rinkoje matome nuosmukį, tai reiškia, kad tiesiog vyrauja pesimizmas ir kainos turėtų toliau kristi. Jeigu, aišku, VIX pakyla ir didėja S&P 500, tai reiškia, kad tiesiog didėja optimizmas ir kainų turėtų prailgintus kažkokius impulsus aukštyn. Vienaip ar kitaip, VIX padidėjimas, tai, kitaip tariant, svyravimo padidėjusi, reiškia, kad rinkos tiesiog judės agresyviau ir tai yra naudinga iš tikrųjų tokiems aktyvams kaip S&P 500, DAX'as, Forex rinkai, ir daugeliu kitų rinkų. Tad, kas yra labai svarbu nepamiršti, kai mes apskritai investuojame, prekiaujame, labai svarbu tiesiog sekti naujienas, žiūrėti, kas vyksta apskritai pasaulyje, finansų rinkose, skaityti svarbiausias ekonominės naujienas ir verslo naujienas. Ir tą iš tikrųjų galima daryti pas mus per Premium Analytics, gali tikrai sekti visas pagrindinės naujienas susijusius su S&P 500 ar kitais instrumentais, realiu laiku gaunate atnaujinimus ir fundamentinės analizės įžvalgas. Ir tai iš esmės leidžia jums perskaityti būtent tai, kas jums svarbu ir priimti tuos atitinkamus sprendimus. O kas irgi labai svarbu paminėti, ir aš tikrai dar ne kartą gal ir kartosiu, kad kai mes prekiaujame, labai svarbu valdyti riziką, nes šiandien yra pakankamai gana paprastų tokių būdų, kaip galima valdyti tą riziką. Tai gali būti tie patys atidėti įsakymai, stop lossai, tik profitai, kuriais galima periboti, tam tikras galbūt nedidelis procentas kapitalų paskirstimas į vieną tik tai sandorį ir nedaugiau. Tai vėlgi, tai yra vieni iš tokių paprasčiausių būdų, bet tai gali labai stipriai padėti suvaldyti tą riziką ir atitinkamai suvaldyti tos nuostolius, kurias mes galime patirti. O nuostoliai nenorim, tai aišku, tai yra neišvengiama dalis prekybos, bet tinkamai ją valdant, mes iš esmės galėsim pasiekti tikrai gerų rezultatų. Ir aišku, labai svarbu apskritai nuspręsti, kokią sumą čia galima skirti, nes akcijų rinkoje galite tikrai ir pradėti nuo mažų sumų, kadangi S&P 500 yra akcijos ir akcijų rinka, tai būtent tai ir, pradedant nuo didelių sumų, mes galim tiesiog suprasti, kaip viskas veikia ir apskritai ar turite kantrybės, kai jūsų ten pinigai
sviruoja į viršų, į apačią, ar galite priimti apskritai tokius nuostolius. Na ir jeigu iš esmės tikrai tą galite padaryti, tai tikrai galite pasiekti ir kažkokius ilgalaikę sėkmę ir nepatiriant to kažkokio didžiulio streso. Na ir kitaip tariant, turėtumėt rames naktis. Na, o kas galbūt irgi svarbu paminėti, kad pas mus galite tikrai pasibandyti su demonstracinė sąskaita, atsidaryti ją visiškai nemokamai, galioja 30 dienų, galite ją prasitęsti, jeigu yra poreikis. Bet tai yra puikiai saugi terpė, kur galite tiesiog išsibandyti patį instrumentą, skirtingas galbūt strategijas, įėjimo, išėjimo taškus. Ir tokiu būdu galite tiesiog paprasčiausiai visiškai be rizikos apsiprasti, suprasti, kaip viskas veikia, susipažinti tą pačią rinką. Ir jeigu jums viskas tvarkoja, jau daras viskas aiškiau, tai atitinkamai galite jau perėti prie tos jau ir realios prekybos. Na, o dar galbūt kai ką aš norėčiau svarbiai paminėti ir galbūt tai pristatyti. Pas mus kaip tik kitą savaitę prasidės tai vadinami aktyvus prekiautojų kursai. Tai bus 8 savaičių mokymo ciklas online formatu, kuris apims visas pagrindinės prekybos sritis, tiek rizikos valdymus, tiek prekybos strategijas, visos analizės, prekybos psichologijos, naudojimuose platformą. Tai tikrai kviečiu jūs sudalyvauti, užsiregistruoti šitos kursus ir gauti tokį aiškiai struktūrizuotą mokymus nuo A iki Z, kaip ką daryti, kad jūs galėtumėte sėkmingai pradėti prekiauti ir atitinkamai uždirbti. Tad galite apie šitos kursus pasiskaityti mūsų puslapyje admiralmarkets.com puslapyje, skiltis švietimas ir artimiausiai webinarai, seminarai. Ten pamatysite kaip tik apie šitos kursus. Na, o taip pat nepraleiskite, aišku, svarbiausių naujienų, tai pasiekite mūsų kanalus, tiek YouTube kanalą Admirals Lietuva, tiek Facebook kanalą Admirals Lithuania, kur tiesiog galėsite pamatyti naujausias mūsų naujienas, vaizdo įrašus, galbūt kažkokias irgi rinkos apžvalgos ir panašiai. Na, o pabaigai, jei turėsit kažkokių klausimų, gali drąsiai susisiekti su mumis, nurodytais kontaktais, arba tiesiog kreipkitės pas savo asmeninį vadybininką, arba tai būtų pas mane ar mano kolega, ir mes tikrai mielai padėsim jums atsakyti visus klausimus ir atitinkamai padėti jums žengti savo tos pirmus žingsnius finansų rinkoje. Tad, ačiū Jums ir sėkmingos prekybos ir kol kas tiek. Iki.